Nu ką, sveiki gyvi. Tas mano postas, čia kur buvo įkeltas prieš kelias dienas su savo dažymo nelaime, kai nusimečiau nuo stovo detalę. Realiai pirmas kartas gyvenime. Įdomus, šitaip atsitiko vienas iki ant ribos vos ne, bet spėjau pažiūrėti, kad spyna atsilaisvino. Tai logiškai mąstantis žmogus iš to, ką pamatė, jis supras, kad reiškia, aš save kritikos nebijau, aš savo veidą rodau, kai kas žinote youtuberį Chris Fixą, užsienietį, jis pavyzdžiui dalinai kritikos vengia ir individualiai nukreiptų dalykų, todėl jis savo video, savo veidų nerodo. Dažniausiai jo rankas matom, arba kur jo kūnas, tai vos ne šalmą uždės ir panašiai. Žmogaus pozicija yra suprantama. Skirtumas, kad aš savo pozicijos nebijau. Ir jūs ant manęs ten galit stumti, kad aš ten 1,50 m ūgio, susmuka, užauga, spermatozoidas, kas tik norit. Manęs tai neveikia. Aš žinokit gyvenime kietas kūrausia auginės. Ir dar pasakysiu, tiekė, kas čia fiziškai grasinė, tiekė man gyvenime muštis. Nesykį esu pralaimėjęs, bet nesykį esu ir laimėjęs. Ir yra juokingiausia, kai tas pusantro gesintuvo ūgio žmogus išjungia 1,80 m, 1,90 m ūgio žmogelį. Tai va, įkėliau postą, įkėliau Spraggan Brothers šitą grupę, šitą komentarą, kad visi pažvengtų, kas norės pažvengtų, kaip tas sako, kas savo patirtim pasidalytų, kad panašią situaciją turėjau, tai šitą ir įkėliau, šitą ir įkėliau tą postą, be jokių ten, kaip tas sako, nu ir vienas gerai parašė žmogus, dabar heiteriai klepys, nu tai klepykit, nu ir vienas parašė, tu atep tau atsitinka, nes tu ant kitų stumi, ir paskui ten nuomonės nesilaikai keiti, nu tai toks, kad parašė, bet anonimiškam parašė. Aš paėmiau ir parašiau komentarą, nebūk mazgotė, rašyk kaip vyras, jeigu turi kokios kritikos į mano daržą kažką nukreipti. Ir čia va trigerinės dalykas buvo, kas net mano draugė mane irgi seka tinkluose, mėgsta pasižiūrėti, bet jinai nemėgsta to viešo dalyko, ir kas juokingiausia, tikriausiai pradėjau stumti, nes aš kai nuotrauką su savim laikydavausi, dažniausiai heitas tik į mane būna nukreiptas, o čia pamatė, kad šalia yra ir pradėjau stumti, nebent tavo draugiai mazgoti. Nu ir ten prasidėjo toks rimtas apsidžiodžiavimas Spraggan Brothers grupiai ir aš taip sėdžiu, matai dar pokui, bet mano draugiai pradėjau jau reaguoti ir aš automatiškai tai reaguoti, nes nu, jinai pasižiūri, jinai nemėgsta tokių dalykų, kaip tas sako, privengia tokių. Nu ir aš pradėjau ir kas juokingiausia, ten net pateikiau vos ne adresą, nes nu, su manim yra 3 adresai susiję su mano gyvenimo stilium ir ten vienas iš jų yra tikrai pateiktas adresas, tikrasis, ir jis ten žodžiu vartos iš gaidžio, dar parašo vos ne šitą atvažiuok, ne, kaip jisai ten. Tu neatsakai už bazarą, šitą parašyk savo adresą, kitam pogrupį stovi prieš 20 minučių parašytas adresas, visą parašau tokią nesąmonę, nežinau, ar lengvas apgirtimas žmogui ar panašiai. Ir tas bulvešiknis, tuoj privesiu, dėl ko jis bulvešiknis, toks kurva tešlainis, įsivaizduoja, kad biskį aptemtos maikiais geriau atrodo. Patikėk, aš irgi po klubo dabar biskį tokies, tai mėgstu labiau po klubų metimo, mėgstu biskį labiau džemperius nešioti, bet nėra ką rodyti. Nu ir ką, nusprendžiau, galvoju, reikia susidoroti, atsiminiau, kad aš jau turiu modą, aš Spraggan Brothers grupiai turiu modą ir galvoju, kaip reikėtų, čia reikia jį sutvarkyti, nes čia jau gaunasi biskį teršiumas ir galvoju, trinimai, tai čia nieko nepadės, čia biskį grupiai galvoju, per daug apsaugota, bet pasirodo, ne, aš kaip modas galiu įsiaiškinti, kad žmogus po anonimus deda komentarus. Nu ir iš pradžių jį apribojant išmeta, kad toks ir toks žmogus ten paskleidė komentarą. Nu ir galvoju, kaip čia patikrinti. Visas sąrašas, kas yra Spraggan Brothers, suvedu vardą pavardę, nes galvoju, jeigu du vienodi, nes taip gali atsitikti, neturėsiu prie ko prisipist, nes nei nuotraukos nerodo. Pist vieną išveda. Žiūrau į profilį kažkur matytas. Atsidarau profilį, nu tai nedrauguose, bet net profilį veidų nenusifotkinės, nieks nežinau, koks nukis. Tik 10 cm reikia pakelti nuotrauką, nes tie į 1,50 m plotis per tą batoninę šikną viskas matosi.
Tai, žodžiu, toks ten mušėjas. Ir labiausiai trigerinu frazį, net juokiuosi, kad pagalvoju, ant kiek žmogus yra ir įsivaizduoju, tikrai pas jį šeimoje yra bėdos arba su tėvais, arba su mamele, arba net su antrom pusėm. Nes labiausiai trigerino komentaras, kada turėjau sutvarkyti, kol tu dirbi, tai tavo draugiai būna su manim ten tep ir tep, mano draugiai tą pusiau žiūrėdama, sako, aš vien tik tai iš to, kaip jis rašo, sako, su tokiu nebūčiau. Bet jis va toks įsivaizduoja, susireikšminimas. Ir aš geriausiai jį susirandu ir aš jam tiesiai šviesiai paimu į Messengerį, parašau, nušūdė, atvažiuosi. Ir ką jūs nustepsis įjungia? Kas? Ko tu čia prie manęs prisikabinai? Ko tau iš manęs reikia? Čia tep ir tep. Ir kas juokingiausia, aš jį turbūt pats į grupę esu priėmęs Pregan Brothers. Ir dar juokingesnė kuriozinė dalis, tai yra tas pats žmogus, kuris yra susijęs į veiksmą įvykių, dėl ko aš išlėkiau iš automobilių bendruomenės. Kad ir jau va tas komentaras, kad tipo ant kitų stumi. Tai jo, aš teoriškai paskui atsiminiau situaciją. Tai buvo automobilių grupės bendruomenės čete, kur buvo bazaras dėl siurblių. Jisai stumdė Rupeso siurblį. Ir aš ten biskį per anksti gal per vėlai bazarą įlindau, nes jis tokia, Rupesas pusė atstovavo. O aš šokau į tą pusę, kad kartais reikia išmanyti ir pateikiau pavyzdį, kai pavyzdžiui net vienas žmogus pakomentavo, kad aš net maniau, kad nuo Makitos, bet pasirodo net Makita padarys ten nuo Finexo ar dar nuo kažkokios firmos siurblį, o jau tą nuo Finexo paėmus net ir Mirka tą siurblį darius ir kad kartais išmanimas tam tikrų dalykų padeda sutaupyti. Aš neteigiau, kad tuo atveju tas va siurblys ar kažkoks geresnis, bet aklas žiūrėjimas ir brandų mainimasis šitą yra kartais blogas dalykas. Ir aš tas dalykas, ir aš jeigu suklystu, ne vienam video net irgi paminėjęs, kad atsiimu savo žodžius, atsiprašau ir pakeičiu ten, sakykim, tokį. Tuo atveju aš nuomonės nepakeičiau, aš ganėtinai. Ir jis, kai duodu galvą nukirstis paliai šiandien, jis visus vadino ubagais valkatum, kurie dirba ten su Makito siurbliais. Ir prisimenu, kai išmeti, aš tiesiai šviesiai šitą irgi ten kažkas mane dėl to trigerino, kad jis visus tartum ir vadino ten ubagais ir panašiai. Jo reikalas ką turi. Bet dabar va tam bulvešikniui, kur va bulešikniui pasakysiu tokį dalyką. Aš atsidarau četus, atsiskrūlinu iki 2002, pasirodo jis man četinės, nors nedrauguose. Tai tu galiu irgi pasakyti ubagė, kur va pas mane atsinti gloso kainos, gloso šlangus už 40 eurų. Ar šitą šlangą tinka dažymui? Tai galiu dabar aš čia ką baisus šitą vierką sakyti, nežinau, aš tai Satos naudoju už 250 eurų, tu ubagė kurva nahui, tai ką tu žiūrė į tavo glos šlangas. Bet aš jam paėmiau, pasakiau, turėtų tikti, vis tiek tai yra analogas, sakau, dėl viso pikto gamybos procese gali būti atsiradę tepalų, rekomenduočiau prasiplauti. Ir toks gudrutis dar nesupranta, tas šiknaveidis, kas su kuo valgoma, tai sako, čia reikia skiediklių išplauti. Aš jam neaiškinau, dėl ko ne, reikia nefraso arba nuriebalintų, nes jeigu sintetinė guma, nuo skiediklių jinai tirps ir dar daugiau gali problemų pasidaryti. Tai va toks dalykas ir tokį komentuoja, va akis drasko, kad jau te daryčiau, tai padaryčiau, pateikit tikrą adresą, ką. Ir žinau, kad nevažiuos, nes iš tvoros lojantį šuo uždėjau baną ir jeigu jis net mane steka YouTube'ai, ne čia nevarka rašyti, nes aš žinau, kad ir YouTube'ai eina banyti. Dar nesinaudoju tuo. Žinau, kad kažkuriuo žmonės ten jie jepis už visokias va tokias nesąmonės, turbūt ten kažką greičiau debilas parašysi, tai YouTube'as automatiškai filtruoja komentarus, meta į subkategoriją, į nerodomus, nes čia buvo pora net parašė, kad tu mano komentarus trini. Prašau, aš netrinu. Nei vienintelį kažkada komentarą esu ištrinęs, kai bet ten galėjo būti irgi chatbotas ar kažkas, nes nesąmonės rašinėjau, puslapių savo reklamavau. Tai va tokių įdomių žmonių, tai jeigu norit ant mane stumkit, man tai ten pusiau giliai pohui.
bet ant mano giminės ir ant mano šeimos narių tikrai nestumsit ir susitvarkysiu taip, kad jūs turinio nematysit ir negirdėsit. Jeigu jums per sunku mano kanalą skipit ar kažką, tai padarysiu aš už jūs. Tai va tas kepaliniai šonais čiūvas išskrido iš Spraggan Brothers už vieną frazę, aš gal irgi sureagavau, pasakiau mazgotę, nes nu tai jeigu tu man turi kritikos, tai kaip vyras senais laikais įveidatas prie ūgio prisikabinu. Tartum nežinau, kad mano ūgis 1,50 m. Jėzus, kurva. Žinai, vieni į dydį, kiti į bybį. Davai. O kam mane sėkat, dėkui, peace, I'm out.